Pokalbis su dienos svečiu. Šiandieną šiek tiek vėliau neįprastai prasideda pokalbių laida, pokalbis su dienos svečiu. Ir pristatau, pas mūsų studijoje svečiuojasi Guoda Rumšaitė ir Mantas Vazhis. Sveiki. 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 Pirmiausia, paklausiu svečių, kaip sekėsi kaip kelionė, nes, kaip žinia, svečiai yra ne vietiniai, ne šiauliečiai yra atvykę, tad pirmiausia teiraujasi ir nelabai pavargo iš kelionės. Ne, nepavargau, tik traukinys šiek tiek vėlavo, tai teko skubėti, bet spėjom. Aš tai jau savaitę džiaugiuosi Šiauliais, tai man gerai. Tai tada man tai šiek tiek apie tos įspūdžius Šiaulių pratęskime. Na kaip, su Šiauliais turiu kažkokį tai santykį, gyventi yra čia tekę ir šiaip mano tėvai nuo šito krašto yra, tai nėra man čia kažkas labai naujo Šiauliuose, bet visą laiką kartais yra nuostabu atvykti ir čia praleisti savaitę kitą. O šiaip patys kur gyvenate, iš kur atvykote? Aš iš Vilniaus. Aš šiuo metu tai sakau, kad Lietuvoje negyvenu turbūt, aš taip lankausi Lietuvoje ilgesniam laikui. Aha, tai dabar čia mūsų pokalbis galbūt iš kitos pusės netgi pakrypo, bet norisi toliau tęsti tą mintį, tai tuomet man tai kur pats gyveni šiuo metu? Šiuo metu dabar aš esu jau, sakykime, besikraunas lagaminą išvykti, kur dar taip garsiai niekam lyg ir nesakau. Tai sakau, kad jau mano vizitas Lietuvoje baigėsi ir va dabar labai puikia proga pasidalinti savo kūrybą, savo mintimis, patyrimais, kurie atsirado kelionės. Aha, būtinai plačiau pakalbėsime apie kūrybą ir šiandieną laidos metu klausytojai ne tik išgirs mūsų pokalbį, bet ir gyvai atliekamus kūrinius mūsų svečių. Bet man tai vis tiek dar noriu grįžti prie tų kelionių. Kas būtent veja iš Lietuvos? Kodėl? Ar tai, sakykime, studijos, ar darbas, o gal visiškai nei viena, nei kita? Visiškai ne viena, ne kita. Tiesiog, štai kaip. Įsivaizduojate, taip nuostabu. Prie Šiaulių toksai festivalis rugpjūtį vyksta Saulėtosios naktis, matyt, tai buvo tokia pradžia priešistorė mano kelionių, aš ten važiavau prieš keletą metų, susipažinau su žmonėm, jie ten pasakojo, mes ten Ukrainoje buvom, mes Marokė buvom ten ir su jais susidraugavome labai ir pradėjome bendrauti. Bendravom, Vilniuje gyvenant ir tada kažkurioje vietoje sakau, žinot, dabar mano laikas, pasiėmiau mažą kuprinę ir tai Džekas Keruakas, Rainierų ir Europos keliais po Europą baščiaus. Žodžiu, tai galima teikti pats keliautojas, ar ne? Tuo pačiu ne tik atlikėjas. Bijau, kad jau šitą nuneigti jau sunkiai išeiti. Gerai. Prie šių kelionių mes dar būtinai grįšime, o dabar, kaip mes jau anonsuojame mūsų klausytojams, šiandieną mes kalbėsime apie jau šį vakarą Sielos knyginėlyje vykstančią literatūrinę muzikinę kompoziciją koncertą 3 kraštinės. Ir paprašysiu pirmiausia, kad pristatytumėte, kas tai yra. Kas tai čia dabar, yra? Kas nemato mūsų internetinėme vaizde, papasakosiu, bandysiu perteikti tai, ką net jūs girdite, bet nematote. Čia mūsų pašnekovai vienas į kitą žvilgtelėjo ir dabar nežinau, pagalvoju, kaip pristatyti. Nepagalvojam tikriausiai. Kas tai yra, tiesiog taip nuostabiai nutiko, kad šį pavasarį Vilniuje susitikome su Guoda, tokia puikioje vietelėje, kavinukiai. Ir Guoda man sako, man tai, aš girdėjau tavo tekstų, gal tu nori su manimi čia pakoncertuoti. Aš tuo metu buvau, kad jo, noriu. Jau pradėjau savo tekstus viešiau skaityti, ne tik draugų rateliams plačiau, bet jau ir ant scenos lipti. Sako, jo, puiku noriu. Guoda sako, tai va čia toksai koncertas, nei didelis, nei mažas, diplomų teikimas edukologijos fakultete. Sako, padarome kažką kartu. Sako, padarom. Guoda tada sako, tai puiku, sako, pasirodymas rytoj 2 valandą. Jeigu daryti, tai iš karto kam dėlsti mėnesiais ir ne, ar metais? Tai va, tiesiog tada nebebuvo laiko nei galvoti, nei dvejoti. Ėjom vakare, parepetavome. Tada, o kai baigėm repeticiją vėlai naktį, toksai buvo vidinis jausmas, žinai, bet čia gerai, čia gražu, čia kažkas tikra. Reikėtų pratęsti, ar ne? Spėjau. Jo, reikėtų pratęsti ir jau buvo vasara ant nosis, tai buvo susitarimas, kad rudenį 2 koncertai, mažiausiai. Šaunu, o ką Guoda galbūt papildys? Tai pirmas tas mūsų pasirodymas buvo labai staigus, netikėtas, bet po pirmos repeticijos pilnai užteko to ir viskas gavosi labai natūraliai. Ir jau tikėjausi, kad Mantas tikrai rudenį pasiūlys kažką ir pasiūlė į Šiaulius, paskui Vilniui planuojam kažką. Tai supratau, kad reikiamų momentų susitiko reikiami žmonės, ar ne? Taip. Na kągi, šaunu. O dabar kalbant konkrečiai apie, pavadinkim šį koncertą, projektą, galbūt
Apie jį, kodėl 3 kraštinės trikampis, kodėl? Tai kalbant apie šį koncertą, reikėtų sakyti, kad tai yra 2-3 kartus išplėsta tai, kas buvo tada Vilniuje, nes buvo tokių tekstų, kuriuos mes labai norėjom skaityti, jie tokie, sakykime, aštresni, bet, kadangi tai buvo šventė, mes pagalvojame, gerai, šitų tekstų neliesime, taip sakant. Netinkamas metas. Netinkamas metas, bet mes tų tekstų labai norėjome. Tai yra tie tekstai, yra lyriniai tekstai, yra ir dabar ir muzikos yra daugiau. Vasarą prie mūsų Kotryna prisijungia, tai kas išsiplėtė iki tikro tokio literatūrinio vakaro, dėl to mes ir sakome, literatūrinė kompozicija, brūkšnelis koncertas, nes bus ir to, ir to. Na ir atėjo laikas, manau, iliustruoti, akivaizdžiai parodyti tai, ką jūs atliksite ne tik šį vakarą, bet ir apskritai būtent pristatyti šį projektą. Ką mūsų klausytojams pasiūlysite, ką atliksite dabar? Dabar mes atliksime fragmentą iš mūsų kompozicijos. Tai bus Guoda su violončele ir vienas tekstas. Prašom. Balti sparnai, per metus, per kraują ir prakaitą bėgau, iš gniaužtų į gniaužtus, vadinamus gražiais vardais, stiklo akvariumas, vario narvelis, siena. Siena saugo, riboja ir atskiria. It Montekristo skrandžiuje, adatom ir dildėm, išlindau pro angą, erdvė ir spalvos priplojo prie žemės, pačios tvirčiausios, pačios baisiausios, sienos statomos galvose, nematomos, nepažymėtos, neįveikiamos. Mane vėl, tik tvirčiau, tik švelniau, apglebė švelnus, balti sparnai, sienų horizontai, sienų civilizacija, vaikščiančios sienos vaikšto gatvėmis, manoje sienoje žiojasi nauja skylė. Pokalbis su dienos svečiu. RSD radio eteryje toliau tęsime pokalbį su mūsų svečiais. Dar kartelį primenu, šiandien studijoje pas mus vieši Guoda Rumšaitė ir Mantas Vazhis. Ir kas mus stebi internetinėje svetainėje, gali tiesiogiai matyti ir vaizdą viešinčius svečius ir tai, kaip jie groja, atlieka savo kompozicijas. Primenu, šiandieną mes kalbame apie literatūrinę muzikinę kompoziciją koncertą 3 kraštinės, beje, ją galėsite išvysti jau šį vakarą 18 val. Knyginėlyje Sielai. O dabar, kalbant apie tai, dar paprašysiu, kad pristatytumėte, papasakotumėte, iš kur toks pavadinimas kilo 3 kraštinės, kodėl? Matote, kai mes jau susibūrėme, mes jau kaip ir koncepciją turėjome iš anksčiau, pasakojom pavasarį, bet, reikia kažkokio tai pavadinimo, reikia afišos, kaip tai turėtų atrodyti. Ir viskas kažkaip turėtų susisieti, būtų gražu.
Ir ta atėjo taip, kad trikampis yra tobula geometrinė figūra, nes yra tarsi 3 atlikėjai, bet vienam numeryje vienas yra lyg svarbesnis, kiti 2 palaiko jį. Bet kažkas dar turėtų būti. Ir tada mes supratome, kad trikampis yra tikrai tobula geometrinė figūra, nes suprantate, reikalingi 3 dalykai, kad įvyktų susitikimas. Tai yra vieta, kur vyksta, šį vakarą tai bus knyginėlis sieloje. Reikalingi atlikėjai, bet to dar neužtenka, kad įvyktų renginys. Reikia 3 dalyko, reikia žiūrovų, reikia auditorijos. Tai va, ir dėl to jiems galima sukinėti ir jie visi 3 vienodai svarbus. Na ką, apie 2 dalykus mes jau turime, na, belieka pakviesti, kad tikrai tas 3 trikampio kampas būtų taip pat vietoje, kur reikia, ne? Taip. Aišku. Apie jūsų bendradarbiavimą, kaip jis užsimezgė? Tai taip ir užsimezgė, kad susipažinom pradžioj netikėtai, tiesiog ne kaip muzikantai, ne kaip kūrėjai. O kai atsirado renginys, kuriame reikėjo groti, koncertuoti, nusprendėme kartu ir kadangi patiko, nusprendėme tęsti. Aišku. Na, o dabar paprašysiu, kad kiekvienas apie save šiek tiek papasakotumėte, ką dar veikėte be muzikos, kaip apskritai pradėjote ar muzikuoti, ar kurti. Aš muzikuoti pradėjau muzikos mokyklai, pianinu grojau, baigiau 7 metus pianinu, ten viskas su solfedžiais, chorais, bet visą laiką norėjau violončelę groti, tai nusprendžiau, kad nevėlu ir pradėjau. Tai dabar groju 4 metus ir dar groju grupėje Šiaurės upelis, ten yra Indrė Gegetskaitė, Gedas Lukšas ir Vytenis Kazlas. Bet to... Reikėtų pridurti, kad jie šiauliečiai, dauguma iš jų. Tai manau, ateityje būtinai ir juos pakalbinsime. Taip, ir Vytenis Kazlas užsuks ir šį vakarą ir su juo atliksime vieną dainą. Tai supratau, pačios mėgiamiausias instrumentas iš išvardintų yra violončelė, ar ne? Neišskirčiau, bet su juo daug koncertuoju. Aišku, ačiū. Man tai, papasakok tu apie save. Na, pirmiausia, prieš tai noriu paklausti. Mantas, na viskas, aišku, gražus lietuviškas vardas, nu, o vas jis ir tai mes čia jau trumpinome, kad pristatytume klausytojams, kas tai slapyvardis ar kažkas panašaus. Na, matyt, Mantas tai taip, vardas duotas tėvų. Vas, tai tiesiog yra pirmos 3 pavardės raidės. Aš taip pagalvojau, kažkurie vietoj pajutau, kad ta pavardė yra tokia ilga, kad net ilgesnė už mūsų kaimynus Lenkus. Gal galėtum tuomet pristatyti, mes įvertinsime ar iš tikrųjų. Neišduosiu, ne. Tai va, tiesiog galvau, kaip čia, na, ir šaknų neatsisakyti, bet, na, jutau, kad, nebe man, nebetitinka to, kas kaip aš esu. To tiesiog nusprendžiau likti va taip. O Hisi tiesiog atsirado kaip literatūrinė mano dalis, būtent keliaujant atsirado žodis, reiškiantis tai, kas yra labai man svarbu, gamta, tai, kas yra gamta, gamtoje, gamtos saugojimas. Ir tiesiog, na, tai yra viena iš to dalykų reikšmė. Hisi tai yra suomiškas žodis. Ir tiesiog taip susidėjo, ir tas net daug metų aš jį atradau jau daug anksčiau, bet taip drąsiai su juo išeiti viešumą aš tik dabar pradėjau. Tiesiog pajutau, kad jau laikas. Aišku. Na, čia mes vėlgi, kaip įprastai pokalbis pakrypo, galima sakyti, iš kitos pusės, tada man tai dabar tęsk apie save, kadagi tos kūrybos, tos eilės pasipylė galvoje. Na, nepasipylė, sakyčiau, lašas po lašo, žinot, kaip sakoma, į stiklinę lašas po lašo. Rašyti pradėjau matyti senokai, dar mokykloje, tada prasidėjo viskas nuo kokios publicistikos, atsimenu. Tada iš lėto sukau link literatūros, esė, konkursai, kartais laimėjimai ir panašiai. Ir manęs niekada mano mokytoja jokius skaitovų konkursus nesiūsdavo, nepasitikėdavo, nežinau. Kodėl? Aš juokauju, nežinau, literatūra, esė. Blogiukas, moksliukas tuomet buvo? Ne, moksliukas tikrai niekada nebuvau, neįdomu man tai buvo. Bet, žodžiu, mane vat su esė surašymais orientavo ir tiesa, jinai šį vakarą, aš dovana ją, jinai dovana man, jinai bus šį vakarą koncerte. Tai va, jinai manęs niekada kaip skaitovo niekur nesiūsdavo, bet šiandieną teks matyti. Pats save išsiuntė, kaip supratau, ar ne? Taip. Tai va, tie kūriniai tiesiog natūraliai atsirado iš lėto. Pavyzdžiui, pats pirmasis tekstas, na, sakykim, poezija, bent jau to žanro, aš to žodžio dar kol kas ne visai vartoju. Pirmas turbūt tekstas buvo parašytas kažkur tai 8 metų pabaigoj, beje, tai pačioj Višinskio gatvėje, esančiam humanitariniam fakultete. Aišku. Ir čia prieš eterį užsiminėjai, jau dauguma tekstų gimsta netgi iš kelionių. Na, mano tekstuose yra tokie 2 dalykai. Pats tekstas, pavadinimas, data ir geografija, vietovė pažymėta. Na, natūralu, kai tu kelyje praleidi 1,5 metų, būna pusę metai visiškai be nieko.
be jokių tekstų, bet po to būna matyti kažkokį tai užlipę ant kažkokio akmenuko, pamatai prakeliavęs ten kokioj Ispanijoje, Portugalijoje, kur aš sakau, ten viskas kitaip, ten netgi medžiai kažkokie maži ir netikri ir ten upelis vaizduojama žemėlapį kaip Nemunas, o jis ten 3 kart mažesnis negu Vilnelė. Žodžiu, Lietuvoje daug geriau, ar ne? Jo, tikrai. Tai ir tada pamatai tikrus medžius, tikrą upę ir tada kažkas taip prasilieja viduj. Bet turbūt, kad tai įvertintum verta pamatyti ir kitokį tą spalvį, ar ne? Matyti, tai yra vienintelis ar greičiausias kelias suvokti, kokį grožį, kokį gėrį mes čia turime. Dėl to aš čia dabar ir esu. Aišku, smagu. Na, o tuomet klausimas, kas finansuoja paties kelionės? Čia mūsų pasiklausė daugumas jaunimų, sakys, viskas metu išeinu keliauti, noriu būti toks kaip Matas. Vieną šiaulietį, mes jau išsiunčiau tiesą pasakius netyčiai tokias keliones, dabar bandome atgal parsiųsti. Kas atsitiko? Aš po 9 mėnesių toks tai visas, žinote, toks tai, kaip čia pasakyti lietuviškai, visas euforijai grįžtu, po 9 mėnesių visą Europą išmaišęs ir čia draugas gyveno Dalius, bet pas jį apsistojau ir aš jam ten, įsivaizduokite, aišku, visas pilnas įspūdžių. Ir aš vieną kartą Dalius sakau, žiūrėk, yra už 100 litų bilietas į Kanarų už 1,5 mėnesio, važiuojam. Jis tada kažkaip dar buvo nekeliavęs, bet ten buvo labai geros aplinkybės susiklostys. Buvo mokslas, kaip tik baigęs, jis buvo kaip tik savo darbą baigęs, santaupų turėjo, jam buvo, tik tiek reikėjo kaip kibirkšties ant ugniai prasidėti laužai. Ir jis su manim neišvažiavo, tada aš jau po kokio mėnesio sėdėjau oro uoste, skridau į Švediją ir gauna SMS iš Daliaus, kad, žinai, sako, nusipirkau aš tą bilietą, skrendu aš į Kanarus. Aišku. Apie trečią narę papasakokite, kurios šiandieną nėra pas mus studijoje. Kuri neturi galimybės apie save papasakoti, nes jos tiesiog nėra. Bet ji taip pat, kaip supratau, trečia trikampio kraštinė. Taip, jinai dabar intensyvus žmogus, sakyčiau, muzikoje, jinai dabar, jeigu iš tokių faktų neįdomių, tai ten kažką su mokykla baiginėja, aš nežinau, nebelabai pamenu. Jeigu įdomių faktų. Jinai šiandien koncertuoja Kaune ir dabar šiuo metu jinai turėtų būti sėdus į autobusą ar būti pakeliu į Šiaulius. Aišku, lauksim atvykstant. Ką dabar atliksite mūsų RS2 klausytojams? Dabar bent jau mūsų kompozicijoje yra 3 dalykai. Tai yra tokie tekstai, kur kartu poezija su instrumentais eina. Yra vien, kur tik tai instrumentai ir yra dalis tekstų, kaip aš sakau, tokie performiniai tekstai, kur bent jau jeigu tai yra scena ir žiūrovai, kaip teatras, toksai kaip ir improvizacijos judesių vyksta, tai vieną iš tų tekstų tokį performinį atliks. Aišku. Prašom. Aktualus jisai, vadinasi H2 gėlas vanduo. Pabundu, dangui mėlstant, iš šešėlio nyra medžiai, apkirpti ir nekastruoti. Toli atsidengia kelio linija, įrėminta senamadiška miško tvora. Dunda zvimbia tušiniai ir klaviatūros, pildantis renovacijų planus paraiškos. Vienodimo direktyva numato išasfaltuoti 30% miško. Medžiai dingsta naktimis. Juos veža. Ir vėl. Retėja miesto gyvastis. Apakusius namus nukirs. Ir atsies trinkelių daržą, ant jūsų bujos šopas, sugrįš maisto talonai, dalins jos ofise, vadins eurais, jų neužteks, gal, daugiau, vis daugiau laukų, sodų, pievų praris trinkelių fabrikas ir kluojant prieš direktyvą grės euro ekskomunikacija. Ateis badas, marginalo kepurė užsimaukšlinęs. Javai nepasislėps tarp kukurūzų. Vienui viena morka, gal kopūstas koks, ar svogūnas gal. It partizanas lapstysis miesto gėlynę. Į akis paleis chevron burtus, hidrauliškai demontuos ežerus, pelkes, net upeliukus. Skalūnų migla išsisklaidžius, atsiver žalioji dykuma, o šope pasirodys didelė plastiko pakuotė. H2 for drink. Tested and safe. Pokalbis su dienos svečiu.
Dar kartelį priminsiu klausytojams, kad negirdėjote mūsų pokalbio pradžios. Primenu, šiandieną studijoje pas mus vieši Guoda Rumšaitė ir Mantas Vashis. Ir mes kalbame apie jų literatūrinę muzikinę kompoziciją koncertą 3 kraštinės, kurią visi šiauliečiai ir visi atvykę į Šiaulius galės išvysti šį vakarą 18 val. Knyginėlyje Sielai. Man tai noriu paklausti, kas darė tokią šukuoseną? Šukuoseną tokią gamta darė. Nežinau, plaukai garbanoti yra, iš senelio ateina jie tokie, o čia matyti tiesiog keliaujant gamtoj, tai jau tiesiog pati gamta tokią šukuoseną ir padarė, nes sako, pas tave dredai, ne dredai, pas mane jokių dredų nėra, tiesiog šukų kuprinėje, kurį laiką nebuvo. Viskas tarp. Aišku. Prieš tai mes turėjome galimybę pasiklausyti jau keletą tavo skaitomų paties kūrybos tekstų. Nežinau, ar aš klystu, man šiek tiek jaučiasi pesimistiška tokia lyg nuotaika, lyg ar tai tiesa, ne? Drąsiai galiu sakyti, kad visiškai klystat. Nejaugi. Taip, kaip yra? Yra tekstų labai įvairių. Vieni tokie lyriniai, kiti va tokie, kaip buvo paskutinis aktualizuotas su visais tais blogiečiais, kurie čia kažką grežioti Lietuvoje nori, skalūnininkais ir panašiai. Vadinasi, pastarieji įvykiai Lietuvoje blogį galima teikti. Bet tai va, pas mus koncerte yra visokių tekstų, ir literatūrinių, ir labai šviesių tekstų bus, ir bus lyrinių, kurį dar vieną atliksime šiame eteryje. Taigi tikrai ne, labai yra tekstų įvairių. Tame tarpe yra ir tokių jo šiek tiek pesimistiškų, bet gyvenimas iš džiaugsmų ir tų liūdesėlių susideda. Tai yra gyvenimas, poezija yra apie gyvenimą. Viskas, aišku. Ačiū už atsakymą. Kur teko koncertuoti? Tai kartu teko koncertuoti kol kas vienam koncerte, tačiau aš koncertuoju su grupe Šiaurės upelis, tai Lietuvoje vyksta tikrai labai daug renginių bardam pasirodyti, tiem žmonėm, kurie kuria savo poeziją ir savo muziką. Tai tuose renginiuose ir grom. Tai aš festivalis Vilniuje vyko, Purpurinis vakaras Anykščiuos, tikrai nemažai yra renginių ir juose dalyvaujam. Žodžiu, galima jūs išvysti pamatyti renginiuose kaip atskirus atlikėjus kitose grupėse su kitais atlikėjus, ar ne? Taip. Apie šio vakaro renginį dar šiek tiek išsamiau. Kokia tai bus programa? Na, iš šio vakaro renginį, kuris vyks 6 val. Knyginėlėje kavinėje Sieloje, tai bus klasikinės muzikos, bus tekstų jau, kaip ką tik minėjome, įvairių, džiaugsmingų ir ne. Bus tiesiog graži atmosfera, židinys bus, poezija bus, tiesiog emocija bus, sakyčiau, šviesi, graži emocija bus šį vakarą ir ką labai ir kviečiame. Aišku. Pabaigai jūsų palinkėjimas visiems RSB radio klausytojams. Palinkėjimas. Šiauliai, kaip sakė, va dabar nesiniai buvo Mamontovo koncerte, kad Šiauliai tai yra vien pats miesto pavadinimas yra nuostabus Saulė. Saulė, Šiauliai, tiesiog reikia to nepamiršti. Tai tiesiog Šiauliai jūs turite tikrai puikių nuostabių dalykų, tiesiog reikia jų nepamiršti, pasidžiaugti, praeiti pro tą patį auksinį berniuką, kuris pagaliau sugrįžo. Į savo vietą, ar ne? Taip. Tiesiog reikia džiaugtis tuo, kad kur jūs esate ir ką jūs turite. Pavyzdžiui, knyginėlis Sielai, čia tokia reklama, ne reklama. Aš tokių vietų Lietuvoje tik 2 žinau, kur jauki labai atmosfera, yra knyga, yra stalas, židinys. Tai yra tikrai nuostabi vieta. Aš vieną tai Vilniuje, žinau, nei Kaune, nei Klaipėdai tokių aptikti neteko. Tai tiesiog iš vakarų gražūs dalykai atėjo. Tiesiog džiaukitės tuo, ką turite, puoselėkite, atsiveškite ir kurkime naujus dalykus Šiauliuose. Tai to ir linkiu augti ir tobulėti. Čia dar prieš prašant Guodos palinkėjimo RSB radio klausytojams dar gimė vienas klausimas. Man tai minėjai, kad jau tavo kaip ir laikas baigėsi Lietuvoje, jau lagaminus kraunėsi iškeliauti. Kada vėl atvyksi ir vėl įneši to optimizmo pas mus? Kaip pajausi? Ką pajausi? Kai viduj pajausiu, kad jau turiu daug ir galiu dalintis. Viskas aišku. Tai dabar išvyks iš Lietuvos, supratau, to optimizmo, ar ne? Pasikrauti tos energijos. Ar pas mus jos trūksta? Pas mus yra toksai fonas ir turbūt teko tai nekartą girdėti, kad grįžau į Lietuvą, jau čia žiūrėk oro uostą, jau tokie visi paniurė veidai ir panašiai. Kokie paties pastebėjimai? Yra to fono šiek tiek, bet žinote, bet aš leidžiu laiką su kitais žmonėm kaip Guoda, kaip Kotryna ir va, kaip mes čia sėdime visi. Nepasiduokime tam fonu, jeigu kažkas generuoja pilkas bangas, pilkas spalvas, kurkime šalia save ir aplinkui žalią, geltoną, raudoną, oranžinę. Ir galbūt permušime tas pilkas spalvas? Ne, galbūt, vėliau anksčiau. Būtinai tai įvyks. Ačiū, prašom, Guoda, palinkėjimas. Tai aš ir pratęsiu tuo pačiu Manto mintį, kad pramušim visas tas blogas mintis
Ir aš Šiauliuose esu nedaug kartų buvus, ypač su Mantu lyginant. Tačiau aš siūlyčiau neklausyti ten visokių gandų, nes pati tikrai daug visko buvau girdėjus, bet atvykau ir Gandų apie ką? apie pačius Šiaulius, kad čia nieko lyg ir gero nėra, nes gal kai kurie išsigąsta, aš nežinau, tų visų gandų ir net važiuoja ir tuo tik ir ramiai gyvena tikėdami. Tai aš siūlyčiau netikėti ir pati atvažiavau ir tikrai čia yra visko ir daug. Yra ką veikti ir ne, ir kam parodyti meną. Taip. Apie tuos pramušimus ir generavimų šviesių Taip. dalykų. Tai viena paslaptį, viena iš metodų, kurį aš pats taikau, galiu pasidalinti Taip. ir su kitais. Jūs mažiau žiūrėkite televizorių, mažiau žiūrėkite kriminalinių puslapių, mažiau skaitykite 5, 7, kartais ir 3 puslapį, kur kriminalai braunasi, ten meluoja, koncentruoja. Aš nesakau, kad tų dalykų nėra, bet kai iš vieno kriminalo padaro 25 ir pučia burblus, ne pat ar atrodo, kad gyvename geriausiai atveju pilkoj spalvoj, melas ir tiek. Ačiū man tai tikrai už labai gerą pasidalinimą receptą, bet mėly klausytojai, čia noriu papildyti, jokių būdų neišjunkite Rezdu radijo stoties, čia tikrai daug geros emocijos, gerų energijų. Vat šito dalyko tai tikrai nedarykite. Ir muzika gera čia, kas kamera, jeigu stebėjo kažkas, tai mes jau čia vienoje vietoje, Taip, ten lingavome jo. Ačiū. Ką pabaigai dar atliksite mums? Ir pabaigai atliksime dar kitokią, trečią tekstą, kad tiesiog, kaip ir sakiau, kad visokių tekstų pas mus bus šį vakarą, tai jeigu kažkas klausė nuo pradžių, tokį kaip fragmentišką pažiūrėjimą galės turėti, visgi kompozicija toks dalykas, kad susideda iš eilės ir tada gaunasi tas efektas. Tiesiog dar vienas pavyzdėlis, fragmentėlis iš to, ką mes turime. Aišku, ačiū. Pasiklausom ir kągi, sėkmės jums ir lauksime sugrįžtant. Aš it šakelė. Mane augina vėjas, saulė, girdo lietus ir kaskart sulaužo ruduo. Ir kaip paskutinis šalčio durklas kėsinasi į gyvybės šerdį, mane prikelia pavasario varvekliai. Aš it šakelė, kuri žydi, kad mirtų, miršta, kad atsikeltų ir supa, banguoja mane stiklinė vėjo, stichiški gūsiai. Ačiū mūsų svečiams, čia buvo Guda Ramšaitė ir Mantas Vas Hits.